Gerą rytą. Apie politiką kuo mažiau, kadangi vakar bandžiau pakalbėti, kas neaišku ar ką. Tai vienas įsižeidė, kitas užpyko, nors atrodo, ko čia jau įsižeist ar užpykt. Jeigu sakau, man neaišku. Nu tai paaiškink, nu kas čia tokio atrodo. Nu bet toks metas, sutinku, kad toks metas, visi vienas kitus kiršina, tik pyksta, visi vienijasi, o jeigu nesivienė, vadinasi priešinasi. Ne, nenori būti priežastim, yra ir be manęs, kas pykdo visus. Tai daugiau nekalbėsiu. Primenu, kad reikia palaikyti būtinai iniciatyvą, referendumą šitą dėl grynųjų pinigų tęsimo už garantavimo, ar kaip tenai. Nu, vienu žodžiu, pasirašykite ir viskas. Va, bet kita vertus, kaip gali būti kompanijoje su tais, kuriem galima sakyti tik tas, kas patinka. Jokios užuominos, kad galėtų būti kitaip ar ką iš karto reakcijas. Nu tai aš pritariu visiems, bet artimuose santykiuose akivaizdu, kad būti negali. Reikia palaukti, kol šioks toks relaksas įvyks. Va, todėl davaite ilgalaikiam temam pašnekam. Labai perspektyvus dalykas suverenų, vien dėl to, kad Konstitucijoje įrašyta, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kad suverenas tikrasis yra tauta. O aš ir tu esi didelio suvereno dalis, vadinasi irgi suverenas. Va, nu ir tas suverenų susivienime kažkaip tai reikia išmokti būti suverenu. Va, nu tai valdžia nesuverenas, akivaizdu. Nes jeigu jau kažkas tai diktuoja iš užjūrio, kaip tu turi daryti, nu suverenui negali niekas diktuoti. O jeigu kažkas neaišku, tai paklausk tikrojo suvereno. Tai yra tautos. Ir todėl ir Kazimieras kaip jos dalis, ir Erika, ar tenai Žygimantas, jeigu jis būtų paviljonis, turiuomenį, jeigu jis būtų suverenas, irgi galėtų lygiam teisėm sakyti, bet jis nesuverenas. Nes jis jau kažkam kitam priklauso. Jis atsisakė tos teisės. Dėl ko tą kalbą pradėjau apie suverenus, kadangi nesenai išėjo laidelė, kur Žygimantas paviljonis grojo pirmų smuikų, tai yra su šituo Karoliu Neimantu ir užsienio reikalų komiteto pirmininku Remigijum Motuzu. Tai jie abudu su pirmininku vienus vartus, o tas Karolis Neimantas priklauso Teisingumo aušrai į kitus vartus. Ir ten pasakė paviljonis labai tokia įdomią frazę. Gerai, kad pas mus nėra tokių marginalų dar judėjimo kaip suverenai. Gerai dar, kad nėra. Kitaip tariant, jis aiškina, kad konstitucija yra nesąmonė, nes suverenų judėjimas tai yra nesąmonė. Marginalai. Marginalai čia yra. Va. O Karolį Neimantą kvietė amerikonai. Ir jie nedavė pinigų už valdiškus pinigus važiuoti Karoliui tenai į štatus. Vartydami, kad ten gali būti prorusiški, ten visokie ten ką. O Karolio, mano supratimu, kaip ir bet kokių valdžios vyrukų, bėda pagrindinė yra baimė. Baimė. Nes jeigu tu sakai, tai sakyk, tai ginklavimasis gerai ar blogai Ukrainai? Jo, taip gerai, jis išmokta tą atvarę formuluotę, kad ginkluotis gerai, nes tada jeigu Ukrainoje karas, tada nepersimės šiandien. Nu, vien žodžiu yra ta šablonas, kuris jie galvoja, kad jeigu iš baimės atkartosi, tai būsi neliečiamas. Ne, nifiga. Jiem vis tiek reikia bombinti, jeigu tik grinai ne pagal juos groji. Nes nėra suverenai. Suverenas svarstyklės į tą pusę, į kitą pusę. Jis turi būti tolerantiškas kitai nuomonei. Nebūtinai viskam. Tolerancija irgi iškraipyta samprata. Tipo, jeigu tu tolerantiškas, tai gėjus šitą gali toleruoti masinį judėjimą. Jeigu gėjus vienas suverenas, be abejo, šį turiu toleruoti. Bet jeigu jis kėsinasi į mano suverenitetą, kišdamas savo vertybės, jau vadinasi, aš negaliu tada toleruoti. Tai yra elementarūs dalykai. Tai va,
Bet kalbant vėl apie suverenus. Nu ir kalbant apie tuos suverenus, draugas vienas labai artimas atsiuntė man vakar Mariaus. Tai yra ideologo suverenų, kiečiausio ideologo suverenų, kuris dabar Durnyne uždarytas sėdė, kadangi nepajėgė jo įveikti sistema, tai tenai bandė apkaltinti, neišėjo, nu tai kiša Durnyną, jie tą visą laiką elgėsi. Atrado tokį metodą. Jeigu kažkas negali veikti, tai įkiša į Durnyną dabar. Tai suverenų aš jau dabar žinau 7 ar 8, vėl reikia iš naujo skaičiuoti, kurie Durnyne praėjo tą visą kelią. Bet išklausiau jo lekciją ir žinot ką, aš manau, kad neteisingas kelias. Tas. Mariaus ideologija suverenų remiasi tuo, Romos, Vatikano yra kanonais, Romos teise, jūrų teise. Tai yra ta terminologija, kurio teisininkai nežino ir reikia dar įrodinėti jiem, kad tuo remiasi. Bet pagrindinis dalykas, kad įrodinėti čia nieko dar, tu galėtum įrodyti. Bet man atrodo, kaip suverenam, jeigu kalbėt, klausimas, prie kažko tai ryštis ar nesiryšti. Taigi Marius pasirinko ryštis prie Vatikano, kadangi Vatikano eina kaip pamatas tos teisės ir nuosavybė, ir kad žmogus priklauso Vatikanui, ten, visa ta sistema ant Vatikano pagrįsta. Bet jeigu tu tą prisiriši prie to, tu automatiškai legitimizuoji tą. Ne dėl to, kad ten teisingai, bet tu sakai, tu jau patvirtini, kad pagal tai viskas. Lyg tai Vatikano, ten 14 amžiuje, ar kada jie pradėjo bulės tas rašyti, popiežius apie žmonės. Ir tada iš principo gaunasi neteisinga. Vadinasi, tu pripažįsti, kad yra taip. O jeigu net ir nepripažįsti, bandydamas įrodinėti, kad viskas šiandieninis gyvenimas ir santykiai su valstybėm grįsta Vatikano ten kažkokiais dokumentais, kurių nežino absoliuti dauguma. Nieks nežino. Absoliuti dauguma nežino. Dabartinių teisininkų. Nieksgi nemokina to. Tu pakliūni į tokią situaciją, lyg tai kalbėjai apie kažkokius dalykus, kur tau yra savaime suprantami, o jiem iš kažkokios Andromedos ūko išmintis kažkokia tai. Nu ir kas jiem tada belieka? Patupdyti tave į įstaigą, kur tu gali ginčytis kiek nori, bet tol, kol ginčysiesi, tu tol ir neišeisi iš ten. Būsi priverstas gudraut, meluot tada. Ir įkišimas į Durnyną dar blogas to, kad, tarkim, jeigu tu užidėjtum į kalėjimą, kaip Švenčionienė ir Juraitis. Juraitis neskelbdamas idėją, bet veikdamas taip. O Švenčionė užidėja, grinai. Įtiki tom laisvėm, kuriamis naudojasi. Tai jeigu tu eini, tu iš kalėjimo gali grįžti dar. Kiek priteisti, tu sugrįši. O Durnyne tu nieko neįrodysi, tik patvirtini savo neadekvatumą, kažkokį visiems kitiem aplinkai. Ir kad išeitum, tavo reikia dar išsižadėti. Tai iš principo tas kelias, man atrodo, nėra tinkamas ir moralinė prasme. Nes kodėl aš turėčiau įteisinti Vatikano kažkokį dalyką ten, kvailystė. Man žinot ką, tai šitą kelią savo bent aš jau padėjau į šoną. O man atrodo perspektyvesnis kelias yra daug. Tai yra tas UABų fakto, kad visos įstaigos registruotos ten Amerikos registruose, kur nieks jums nepaaiškins kodėl. Aš įtariu tik tai, reikia pakalbėti su buvusiais politikais, aš įtariu tik tai, kad visiems, kai nepriklausomybė atsistatinėjo, neteigiau įtariu, kad galėjo būti taip, kadangi, susikūrė, mes paskelbėm, kad susikūrėm valstybę savo, ar ne, atkūrėm. Reikia mums sąskaitos bankė. Kokiam bankė? Rezervų, aišku, bankė. Tai ten gali būti taip, žinot, pragmatiški, paprastieji buitiniai dalykai. Lygiai, jeigu aš noriu atsidaryti Lietuvos bankė sąskaitą, man tada sako, tai neš pisulką kažkokią, kad tu esi tenai tas. Tai ten greičiausia rezervų bankas
pareikalavo, atneškit pisulką, kad ten ir ten yra registruota, va, tie popieriukai reikalingi. Ir aišku, ten yra gudrybė, aišku, yra pinklės visokios, visa kita. Popieriuko nebus, sąskaitos nebus. Ir todėl aš įtariu, pabrėžiu, kad galbūt todėl, bet gal ir ne todėl. Reikia su tais pakalbėti, kurie tą darė ir kurie žino tą logiką. Va, tai sąmokslo teorijų čia ko gero, kol nepatvirtino ar nepaėgė, nereikia ieškoti, bet pagal tai galima bandyti kaltis jau su jais. Visiems suprantama kalba, kad jeigu eina pagal komercinę teisę, Lietuvos Respublika kaip ir kitų valstybių, tai aš, tarkim, nenoriu šitam UAB, aš atsidariau savo UAB, ar akcinė bendrovė, ar UABas, dar reikia pažiūrėti, kas ten yra. Aš savo bendrovę atsidarinėjau ir tada pagal tą. Tai tą supranta teismai, ir Lietuvoje, ir užsienį, ir per tą vietą, man atrodo, daug perspektyviau kariauti. Yra dar vienas kelias, nei tą, nei na, o grinai vidinių ginklų keliu, Gediminas taip daro. Va, man patinka tas. Jis aštrina ginklus, nes kaip bebūtų, ne veltui ir Stanislovas Tomas disertaciją parašė, kad nėra teisės, nėra. Yra 99 būdai, kaip įrodyti, kas kietesnis. Viską lemia jėga, argumentų jėga, vidinė jėga, lygiai kaip ir suverenų santykiuose. Tu gali nieko neturėti, jokių argumentų. Vadmentai tave sustabdė, tu įsitikinęs ten kali ir, ai, važiuok tu iš čia durnio, maždaug. Va taip, tu nugalėjai. Bet to tu negali skleisti kitiem, kadangi pas kitus kita jėga, silpnesni ginklai. Tada praloš, tada tu būsi arba kaltas, arba, ai, sakys, nesąmonė čia visi. O faktai yra tokie, kad lemia jėga. Nuo senų senovės. Ir paskui įvilko į visokias gražbylystės, nes seniausia būdavo, kad einam į dvikovą. Kas nugalės, tą Dievas lemia to jėga. Buvogi tradicijos netokios. Tada įvilko į gudrybės visokias, juridinės formuluotės ir padarė tipo žaidimas. Tęsiasi, va, Komarius teisus, sako, viskas yra žaidimas. Va, o jeigu žaidimas, tai taisyklės turėtų būti suprantamos visiems. Tai aš be galo gerbiu Marių, jis man yra kankinys, suverenų. Tikrasis kankinys, kuris dabar ten irgi uždarytas, sėdi neaišku, kada paleis. Va, tai tam ir sakau šitą visą tiradą, kad ir jį pagerb. Nepriklausomai nuo to, kad aš tą kelią galvoju neperspektyvus. Bet jokių būdų mes neturėtume laukti, kaip suverenai iš kitų suverenų, kad jie turi sakyti tik tą, kas man patinka. Nebūtinai. Nes net nebūtinai kritika tas gali būti. Tiesiog minčių išsakymas. Jeigu galvoji, kad kritika, nu, tai pagalvok, ar jinai pozityvi ar negatyvi. Ir tiek žinių, viskas nuo vidinės būklės priklauso. Jeigu visur matai tik tai karą, nu tai nuo kardo ir žūsi. Ir primenu visiems, kad rytoj Erikos Švenčioninės pseudonimų Liepsna, kadangi vienintelė politinių eilėraščių poetė ir lyrinių, bet poetės politinių eilėraščių kitų nėra Lietuvoje daugiau. Ten vieną kitą mačiau eilėraštuką, bet tai vienetai, o jinai jau galvoja antrą knygą leisti. Taigi siūlykitės kaip sąskaitą, pasiūlyt gal kas nors galit savo paslaugas, kaip pinigam rinkti, jau reikia antrą tomą jos leisti. Jau vadinsim tomais, nes viena knyga, antra knyga, jeigu būtų skirtingi tematika, nu tai sakytum knygos, viena tokia, kita kitokia. O čia poezijos rinkiniai tomai jau. Reikia antrą tomą leis, kol jos dar nepasodino. O rytoj išskirtinis tuo nuosprendis bus ir pagal šitą nuosprendį mes jau galėsim matyti, kur link krypsta sistemos, na, reikia visų žurnalistų užšiaupt, kurie tikroja pozicija, ar ne? Kad nuomonė, kitos nebūtų nuomonės. Kokiu būdu, matysim, bus užšiaupiami. Tak šitą bylą grinai iš taip pat paimta pagal komandą. Va, tai rytoj 1:30 prie Senukų apylinkės teisme. Kas galite ateikit, jeigu ateisit, nu atneškit nors petaką. Vat praeitą kartą Gintas atėjo, sako, pasakai petaką. Nu, va tau petakas ir Erikai petakas. Nu ir šaunuolis. Dar vėliavą padovanojo su Vyčiu. Ten spalvos tikros geros, Vytis geras, paragino trispalvės žydiškos nenešiot, nerodyt, ne čia žydų spalva, bet aš galvoju,
irgi jokių būdų nenuneigdamas gintai tavo šito minčių. Aš jo irgi galvoju, kad žydai sugalvojo. Bet žydai, lietuviai žydai sugalvojo, o ne svetimi žydai. Tai o kad Lietuvos lietuviai nori savo, o Lietuvos žydai nori savo, visi jie lietuviai. Pagal mane lietuvybė tai yra kokybės ženklas. Čia pagal Mickevičio Adomą, kai paklausė, tai tu Lenkas ar lietuvis pagaliau? Kas tu? Tai aišku, kad aš Lenkas, nes aš juk lietuvis. Na tai yra kokybė. O kokybė yra suvereno bruožas. Priimt kitą suvereną. Va, tokiu, kokius jisai yra. Va, tai čia yra bruožas. Gerai, iki susitikimo rytoj.